Klaipėda jau įpusėjo savo 8-ąjį šimtmetį. Tai ilga istorijos atkarpa nuo miesto įkūrimo. Toje istorijoje nužymėta daugybė karų, gaisrų ir sugriovimų, po kurių miestas vėl kėlėsi ir auga, mainydamas savo architektūrinį veidą. Klaipėda įkurta 13 amžiuje, piečiausioje Kušių genties žemėje, Pilsote. Miesto pradžia laikomi 1252 metai. Tuomet Dangis Žiotėse Livonijos ordinas ir Kuršo vyskupas nusiaubė šią gyvenvietę. Ir jos vietoje pastatė medinį Memelburgo pilį, prie kurios kūrėsi miestas. Po to, kai jie atlaikė bendrą Sembų ir Žemaičių puolimą, buvo pradėta statyti mūrinė pilis. Kariaudamas su Lietuvos didžiąja kunigaikštyste, Vokiečių ordinas siekė kontroliuoti Klaipėdos pilį. Perėmė anksčiau Livonijos ordinui priklausiusias Klaipėdos apylinkes ir tapo vieninteliu žemių aplink Klaipėdą savininku. Klaipėdos vardas pirmą kartą minimas 1413 metais Vytauto laiške, o pasirašius Melno taikos sutartį baigė ilgą konfliktą tarp Vokiečių ordino ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Klaipėda išliko Vokiečių rankose. Vėliau miestui suteiktos Kulmo teisės. Melno taikos sutartimi, nustačius nuolatinę sieną tarp ordino ir Lietuvos, prasidėjo aktyvus Klaipėdos apylinkių apgyvendinimas. Vokiečių pirkliai taikos metu jau galėjo keliauti į Lietuvą, naudotis Žemaitijos vandens keliais. Atsirado pirmieji amatų cechai, buvo įsteigta pirklių gildija, prasidėjo laivų statyba ir jūrų prekyba. Naujieji laikai sudarė sąlygas Klaipėdai tapti svarbių prekybos uostų, miestų, su raudonų plytų ar farfreikiniais pastatais. 17 amžiuje Klaipėdos krašto planuose išryškėja senamiestyje dominuojanti Švento Jono bažnyčia, Švento Jokūbo, reformatų bažnyčios, didingi bastioninis pilies rūmai. Deja, dažni gaisrai negailestingai niokoja Klaipėdą, atnešdami gyventojams vien nelaimės. Po pelenų sluoksnių paslėpdami ištisus materialinės ir dvasinės kultūros raidos etapus. Vokiečių ordinui žlugus, Klaipėda priklausė Prūsijos hercogystei, vėliau karalystei, o 1871 metais kartu su Prūsija tapo Vokietijos imperijos dalimi. XIX amžiaus antroje pusėje, 20 amžiaus pradžioje, Klaipėda palaipsniui virto naujų mūrinių miestų, su raudonų plytų bažnyčiomis, neogotikinio stiliaus paštų, kareivinio ansamblių, puošnių teatrų, miesto rotuše. Turtingieji miestiečiai suskato statytis jugendo stiliaus gyvenamosios namus, vilas. Kas galėtų užmiršti įstabios architektūros Dramblio namą ar panašių konstrukcijų sandėlius? 1923 metais Klaipėda prijungta prie Lietuvos Respublikos. 1939 metais Lietuvos vyriausybei priėmus Vokietijos ultimatumą miestą užėmė nacistinė Vokietija. Po Antrojo pasaulinio karo tragedijos daugelis šių Klaipėdos pastatų bei tokius modernaus miesto atributus kaip tramvajus ir dujinis gatvių apšvietimas galima prisiminti tik iš senųjų atvirukų ar iki karo čia gyvenusių miestelėno pasakojimų. Laikas nusinešė ir bažnyčias, ir miesto istorijos liudytojų kartas. O dabar Klaipėda mūsų šalies pasididžiavimas. Išsiplėtė miesto ribos, įkurtas Klaipėdos universitetas, patvirtintas Klaipėdos herbas, sukurta laisvoji ekonominė zona, atidengtas paminklas Martynui Mažvydui,
oficialiai atidarytas kruizinių laivų terminalas. Kas metai miestas auga, gražėja ir plečiasi. Apkabinkite rankomis praeitį, gimtojo miesto ilgesio paukštį, nusmelkiantį vaikystės dienų klyksmų. Kai laiko pėdutės palies jūsų blakstienas, prisiminkite savo gimtinės slenkstį, džiūstantį šulinį tėvų ir prosenelių kapus. Savo gimtai miestą, Klaipėdą, su praeitimi, istorija ir dabartimi. Aš linkiu jums jūros ošimo ausyse, kaip sunku ir ilgu bus, užsimerkite. Jūs pamatysite vilnijančią jūrą, senelį uostą, ilgesingas marias, o įbridę į jūrą išgirsite jūratės aimanas. Pamatysite žalčio rūmus ir sutiksite beskubančią eglę su vaikais. Gyvenkite taip, kad parių kopų smėlis neužpustytų jūsų pėdų. Tegul lieka amžiams jūsų mintys jūsų gimtojo miesto istorijoje. Apkabinkite rankomis Klaipėdą ir saugokite ją nuo žvarbių rudens ir žiemos vėjų. Neslėpkite jūs, kad dabar eisite bučiuoti su medžiais. Apkabinkite jų kamienus ir jie pripildys jūsų kūnus gyvasties. Stiprus ir maištingi grįžkite prie jūros, ant gelsvo kopų smėlio pasitieskite didelę gėlėtą staltiesę. Padėkite kvepiančių obuolių, rožinę svajonę ir didelį džiaugsmą. Pamatysite žuvėdrą, kurios nabe kažkelintas laiškas jums. Laiške bus pilkšva žuvėdros plunksna, 3 akmenukai ir trumpas kaip gyvenimas pabučiavimas. O jūs ant žalių klevų lapų parašykite: mylime tave, Klaipėda.